Be kovos nebus pergalės. Tai ne apie tankus, tai ne apie kareivius, tai ne apie armiją, tai ne apie karą, kuris vyksta šiaip pasaulyje ir gyvenime. Tai karas, kuris vyksta kiekvieno galvoje. Karas su savo protu. Šeštadienio rytas. Snyguriuoja atsikėlus. Ir protas mane veda, nesipraus plaukia šį kartą. Pats pasižiūrėk, ką tik buvo pavasaris, +5 ir tu ėjai kaip šiltuose kraštuose praustis į lauko, dabar apie 0, gal nereikėtų tau šito daryti, atidėk šitą dalyką. Ir tas vyksta pokalbis galvoje. Ir aš žinau, kad jeigu aš pasiduosiu šitam pokalbiui ir sakysiu, na gerai, tai iš tikrųjų labai nepatogi situacija, dabar vėl man kažkokia čia žiema vėl atėjusi kažkaip, tai gal nereikėtų to daryti. Aš pralaimėsiu. Aš turėjau nuraminti savo protą. Paprasta situacija visiškai. Išėjau į lauką, nusiprausiau, sniegas krenta, snyguriuoja gražiai, nedaug. Ir didžiulis pasitenkinimas, kad įveikiau savo protą, kad nugalėjau savo protą, kad tai yra mano pergalė. Be kovos nėra pergalės. Ir mes visą laiką kovojame ir kovojam kiekvieną dieną. Ir šitą tu žinai. O kaip tavo šeštadienio rytas? Ar tu esi laimėtojas? Ar tu turi pergalę šiandieną ryte pasakyti savo, kad tu nugalėjai savo protą? Ar tu penktadienį pasidarėjai vakarėlį, kuriame ir prisivalgiai kažko tai ir prisigėriai bilenko, ir turbūt net neatsikėlęs esi. Atsikelsi gal pusiaudienį kažkokį. Tai jeigu atsikelsi, tai jausi tą sotumą nuo vakar, tą persivalgymą, tas pagirias, tą nepasitenkinimą, kuris atsitiko dėl to, kad pažeidėjai pagrindinius principus. Tu pasidavei ir net nekovojai už tą geresnę dieną, už tą kiekvieną dieną, kad jinai būtų sveika, kad jinai būtų energinga, kad jinai būtų pozityvi. Ar tu matai aplink save kovojančių žmonės? Ar tu matai aplink save ir save patį pasiduodantį aplinkybėm, pasiduodantį gyvenimui ir sakantį, ne dabar, gal kitą kartą, dar neatėjo tas laikas. Kiekvieną kartą, kai tu savo tai pasakai, kad gal neatėjo dar tas laikas ir pasiduodi proto diktatui būti silpnu, elgtis pagal jo įsivaizdavimą, eiti į komfortą, eiti į pramogas ir pasitenkinimą, tu pralaimi, net nepradėjęs kovoti. Tu esi jau pralaimėtas, tu esi jau tas nelaimėlis, kuris gyvena žemiau savo galimybių ribų. Kai tu neskiri laiko išsiaiškinti, kaip veikia tas tavo protas, kaip su juo dirbti, kaip jį nugalėti, kaip kaupti valią ir ryžtą, atsispirti įvairiom pagundom, aistrom, troškimams, tu esi valdomas. Tu esi valdomas proto ir kiekvieną kartą, kai vietoj to, kad nueiti į sporto klubą gyvenant mieste, pasportuoti ar išeiti pabėgioti, vietoj to tu pasirenki, gal ne šiandieną, gal šiandien prastos sąlygos lauke, gal šiandien bloga nuotaika, nes kažkas darbe ne taip buvo. Ir tu pasirenki čipsų pokelį, pasirenki užsisakyti maisto, kurį tau atveža kažkas tai, kad tau net nereikia niekur eiti, kai tu įsijungi teliką, ekraną bet kokį ir žiūri serialus, ar žiūri kitas pramogas ar šokančias kates, tu esi pralaimėtas. Per čia tu nebeturi ryžto niekam. Per šitą pralaimėjimą, per šitą nekovą, negalėjimą nugalėti savo proto, tu pradedi abejoti savimi. Diena iš dienos tai formuoja tave. Kodėl tu taip jautiesi? Kiekvieną dieną blogai, su tuo jausmu, kad neteisingai gyveni.
kad tai ne tavo gyvenimas. Todėl, kad tu nekovoji. Todėl, kad tu pasiduodi iš karto. Ir šitoj vietoje pasidavus, tu nematai galimybių. Tu negali jų matyti, todėl, kad tos galimybės yra ten, už tos ribos, už tos skausmo ribos, kurią reikia pereiti, toje kovoje su savo protu. Šiandieną ryte, jeigu aš būčiau nenugalėjęs savo proto ir neės praustis į lauką, tuo pačiu šaltų vandeniu, nors jau esu įsirengęs dušą, kuriame galėčiau praustis, dar be tekančio vandens, bet tik tai patalpa. Jeigu aš nebūčiau ten nuėjęs, aš būčiau pralaimėtojas. Ir aš tai jaučiu. Ir aš šitą žinau jausmą. Ir aš nenoriu šito jausmo. Ir kai tu darai tai kiekvieną dieną, kai pasiduodi proto šnekai eiti į patogumą, į lengvumą, į atsipalaidavimą, tu esi pralaimėtojas. Dėl to tas skausmas ir išlieka. Kai tu žinai, kad reikia pradėti sportuoti, kad tai reikia daryti kiekvieną dieną, nes tai suteikia aukščiausią energiją tau gyvenime kiekvieną dieną, tu sakai, ne šiandieną. Aš šiandien dar neįsiu, nes gal šiandien per daug tam sporto klube, tą valandą, kai aš planuoju eiti po darbo. Ir tu atsisakai tai padaryti. Ir tu vėl pralaimėtas. Kai tu šiandien prisivalgai šakočio krūvą, cepelinų krūvą ir viso kitokio šūdino maisto, kuris tave sargdina, nuo kurio tu blogai jautiesi, kur tave graužia sąžinė, o iš tikrųjų tai kalba sąmonė, ką tu darai su savimi, tu esi pralaimėtojas. Nes sakai, dar šiandien aš suvalgysiu, bet gal jau rytoj arba poryt nebevalgysiu ir pradėsiu laikytis mitybos režimo, kuris yra reikalingas man gerai jaustis. Ir tu to nedarai. Ir kiekvieną kartą protas tave nugali ir tai yra proto pergalė. Todėl, kad jisai nori taip gyventi. O tu nesugebi suvaldyti savo kūną ir savo protą. Protą ir kūną mes valdome per sielos pastangas, per valią. Yra labai sudėtingas procesas. Dėl to beveik niekas negali daryti dalykų, kurie yra sunkus. Bet už to sunkumo slypi ta didžioji paslaptis. Vienintelis klausimas pas visus, ir aš jį turiu, kaip įjungti tą mygtuką, ryžto mygtuką, valios mygtuką, kad galėtum nugalėti protą ir gyventi gyvenimą, kuris vertas gyvenimo. Kai tu vakare atsisėdi su bokalu alaus, su savo kvailais draugeliais, šnekėtis apie niekus ir galvoji, užtenka man gal jau su tuo alkoholiu, bet gal dar šį penktadienį, gal dar šį šeštadienį, gal dar iki gimtadienio aš dar šiek tiek norėčiau pasilinksminti, tu jau pralaimėjęs. Jeigu tu jungtum tą minutę ir sakytum, viskas, šitas momentas yra tas, kuris atėjo ir aš daugiau nebeinu su alkoholiu, neturiu nieko bendro su tuo, tu laimi pergalę, didžiulę pergalę savo kelionėje į savo augimą. Tai kad protas mus visą laiką veda ne ten, kur mes turėtumėm eiti pagal savo prigimtį. Mes turime kovoti su protu ir tai yra kova kiekvienos dienos. Ar tai mityba, ar tai sportas, ar tai disciplina, ar tai laiko planavimas, ar tai elgesys, ar tai charakteris, ar tai santykiai, ar tai emocijos. Visur mes turime kovoti. Bet čia yra didysis menas, gyvenimo menas, kurio aš mokausi. Žinai, kaip įdomu mokytis, kaip įdomu pastebėti, kai keičiasi mano gyvenimo aplinkybės mano charakteris, mano savijauta, mano energija. Tai yra neįtikėtina. Gali stebėti kiekvieną dieną tos pokyčius, gali matyti ir nujausti, koks gali būti augimas ir kas tavęs galėtų laukti, bent jau truputėlį įsivaizduoti. Nes gyvenimo kokybė, perėjus šitą barjerą, skausmo barjerą, yra tau net neįsivaizduojama. Tai nereiškia, kad vyksta cirkas kiekvieną dieną, tai reiškia, kad tu nugalėjai savo protą, įgyji stiprybę, valios stiprybę. Tu esi drąsus gyventi, tu esi drąsus ir stiprus priimti gyvenimo iššūkius, priimti meilę gyvenime, priimti visas galimybės. Dabar tu esi
apgailėtino gyvenimo šeimininkas, net nesuprantantis, kaip jį gyventi, gyvenantis skausme, pyktyje, nelaimingume, depresijose. Neturiu aš to, todėl kad aš kovoju su savo protu ir jį nugaliu. Būk stiprus.